Sveiki visi gyvi. Gal jau Lietuvoje pastebėjote naujieną apie šį naują modeliuką. Jis yra kiniečių gamybos, Fuji Motors variklį turi. Šiai dienai pas mane stovi 1000 kubikų, litriukas, bet jų yra ir 8 PM, ir 800, ir 6 PM, čia pagal poreikį. Dabar taip, dėl markės. Visi, kas čia jau domėjotės ar pastebėjote, sakytų, o čia Gritas 1000 BRCP. Žinokit, situacija yra tokia, joks čia Gritas, joks čia BRCP. Mes naudojam kudžiejų, nes leistina yra, nes yra patentuotas pavadinimas, kadangi turi kudžiejaus širdelę. O realiai, tie, kur kas prekiauja tais Gritais, dar kažko, paprasčiausiai jų paklauskit, o koks pavadinimas ant dokumentų yra pas juos, ant sertifikatų. Ir viskas bus aišku, ar ten Gritas, ne Gritas. Vienu žodžiu, ne apie tai. Ką mes turim šiame modeliukiai? Modeliukiai turime bedloko ratukus, lankai priekis galas, iškeltas radiatorius, LED šviesos priekis galas, gervė su sintetiniu lynu, vėdinami stabdžių diskai, dvivietis keleivių sėdynė, LCD ekranėlis, galima didesnė, čia yra mažesnis, kablys, daiktadėžė, galima parduoti priregistruotą, yra neregistruotų, čia pagal pageidavimus. Taip, šiai dienai šio keturračio kaina būtent pas mus yra 10 590 su garantija priedais. Priedai yra dovanų daiktadėžė ant galo, ant galinės patelnės dedasi didelė. Po to nemokamai priklauso ribotovo nuėmimas, čia apie kurį bus galima pakalbėti susitikus. Aišku, aptarnavimus patys galit pas save atsilikti namie, garantijos tai nepanaikins. Ir dar plus iš mūsų dovanų gausit pirmam servisui filtrus. Tai yra oro filtras, tepalų filtras ir stabdžių kaladėlės dovanų. Taip, kas jam tinka nuo kitų keturračių? Tai jam tinka nuo kanamų, tinka tepalo filtras, oro filtras ir variatoriaus diržas. Galit nuo kanaminių dėti drąsiai, be problemų tinka, sėdat ir važiuojat. Amortizatoriai, nepaminėjau, yra reguliuojami. Aišku, jie irgi kinietiški, bet minkštai ganėtinai geri, tiek amortizatoriai, viskas tvarkoj su jais. Tai šiai dienai rinkoje turim tokius. Yra keletas vienetų, yra auksas su raudonu, bet turim katalogus, kur galima įsigyti ir skirtingų spalvų, tiek kėbulo, tiek lankų, tiek ratlankių ir visų kitų dalykų. Šiai dienai kaina tokia, jeigu bus perkamumas didesnis, testuojame rinką, kaina kis, aišku, ji bus mažesnė, gali būti į mažesnę pusę, gali į didesnę, priklauso nuo kitų. Tai tam kartui tiek. O dėl keturračio daugiau informacijos, dėl klausimų, jis yra, prašau, domėkitės, yra Auto Pliuse. Eikit, pasižiūrėkit, tenais yra nuotraukėčių, yra telefonas, galim susiekti pabendrauti.